trumpą iliustraciją apie vaikų mokymąsi namų aplinkoje. Pirmiausia, noriu teigti, kad vaikai mokosi vasaros atostogų metu namų aplinkoje įvairiais būdais. Ir taip teigiu remiantis statistikų tyrimų, kuris organizuotas, tai yra organizavus vaikų rašinių konkursą, kurio metu vaikai rašė laisvąjį teminį rašinį, kaip aš mokusi vasaros atostogų metu namų aplinkoje. Ir šis tyrimas atskleidė, aišku, žinoma, aš pristatau tiktai fragmentą nedidelį savo tyrimo duomenų. Tai yra, šiame tyrime dalyvavo 5-6 klasių moksleiviai, dar toks pastebėjimas. Ir dalį tyrimo rezultatų noriu pristatyti. Vaikų rašiniai buvo analizuoti taikant kontentų analizės metodą ir čia jūs matote temas su temas. Tai tyrimo rezultatai rodo, kad vaikai mokosi namų aplinkoje per atradimus, tai yra tyrinėjimus, eksperimentavimo, mokymas iš klaidų, taiko komunikacinius metodus, klausimasi, savo nuomonės išsakymą, dalymas idėjomis, susitarimus, taip pat per emocijas bei pasitelkdami fantaziją. Toliau, kuo vaikams yra reikšmingas toks mokymasis, tiesiog noriu iliustruoti vienu fragmentu iš vaiko rašinio. Taip, jūs čia matote nuotraukas iš vaikų forumo, kuriame buvo aptarimas tų rašinių. Ir mes diskutavome apie reikšmingumą savaiminio mokymosi patiems vaikams. Tai kuo vaikams yra svarbus savaiminis mokymasis? Pirmiausiai, kad įgyjama nauja patirtis įgalina vaikus kitaip mokytis. Tai yra, vaikai atranda, jog jie gali mokytis ne tik mokykloje, iš mokytojų, iš vadovėlių, bet atranda įvairesnes aplinkas. Tai yra kiemą, gamtinę aplinką. Vaikai mokosi ne pasyviai, kaip formalaus mokymosi metu, bet aktyviai dalyvaudami. Tai yra, tyrinėja aplinką, taiko komunikacinius mokymosi būdus. Vaikai mokosi ne pagal savo mokytojų iš anksto numatytus sprendimus ar sumanymus, o išmoksta patys priimti sprendimus ir atsakyti už savo pasirinkimus. Tai rodo, kad vaikai mokosi, tai yra, vaikai sako, kad mokosi iš klaidų. Ir per tą naują patirtį, naujus pojūčius, kuriuos jie patiria savaiminio mokymosi metu, jie formuluoja išvadą ne deklaratyvę, bet iš tikrųjų išgyventą teiginį, jog žmogus mokosi visą gyvenimą. Tai yra, ir pramogaudamas įgyja naujos gyvenimo patirties.